Nes irgi sako, vat, pavyzdžiui, aš pastebėjau ant savo kūno, ne, nu, tai kad nejudina, neišsilanksto, aš čia kažkur irgi buvau rašius. Nu, aš kaip pagalvoju, kaip įmanoma be jogos, nu, ta prasme. Tai aš ne, ant savo kūno, nu, vat, esu išbandžius visaip, matyt, reikėjo tų pertraukų, kad aš suvokčiau, kaip kitiem yra, nu, kaip kiti jaučias. Ir kaip ten, kur betempia, nes aš, pavyzdžiui, galvoju, įdomu, kiek, va šiandien ryte galvoju, įdomu, kiek jum ten kas betempia, ar kaip tempia, nes man nieka netempia. Nu, aš jaučiu, vat, pavyzdžiui, atsisėdu vakar į poziciją, kažkur tai tempia, bet man, pavyzdžiui, nu, kitą rytą nieko nėra, jokio jausmo, ar ten skausmo, ar dar kažko. Tempia, nu jo, tempia irgi tas pozas darant, visur patempia. Irgi toliau, tu ten kiekvieną kartą dar gali ištempti ir dar to ten ir temps. Nu ir, pavyzdžiui, kai kūnas, pavyzdžiui, sustovėjęs, jisai yra dar iš pradžių dar visai kitoks tempimas. Net kitą kartą gali būti toksai, kad net per nervus taip atrodo eina, ne? Aš nežinau, tai buvo jums kaip nors. Toksai tempi ir atrodo net taip trigina, toksai tempims kažkur toksai yra kitoks skausmas. O vėliau, kai pradeda temptis tos sausgyslės, jau gaunas vėl kitoks. Tai jau tu tempi, kai ten jauti, kad jau išsitempia. Jau tempi tą sausgyslę. O kitas būna, kaip sakau, ne, toksai net atrodo, nu, su nervais eina ištempia, žinai, taip toksai. Ir ten kažkas ten traška, pavyzdžiui, man po gimdymo labai pasijautė, kaip visos vietos ten. Taip reikėjo atsargiai su to visų kūnu, žinai, judėti, nes irgi skaičiau, ten treniruotės pradėti daug vėliau. Aš pradėjau 3. savaitę jau eiti. Ir iš tikrųjų, ką padėjo man, pavyzdžiui, aš atsimenu po pirmo gimdymo, tai buvo, kad epiduorą, kai dariau, tai man dar pusmetį aš jaučiau tą vietą. O man dabar 3 epiduorus darė, nes nepataikė. Tai aš po 3 savaitės nieko nebejaučiau, kai pradėjau jogą daryti. Visiškai jokio. Ir net stuburo, pavyzdžiui, sakau, stuburą pirmą kartą jaučiau, net pusę metų jaučiau tą dūrį, tą vietą, ne? Nes jogos aš nedarydavau. O dabar, nu, visiškai neliko jokio skausmo ir nieko nesijaučiu, nes vien dėl treniruočių. Ir kam skausmas su nugarą, ne, pavyzdžiui, įsijudinti, ir tu toksai žiūri, kad tą savo lankstumą kūno, ne, visos jau netgi paprastoj rutinoj, nu, toksai, jau aš čia taip laisviau jautiesi, judėjimas tas visai kitoks. Tai skaiti, kai lengvai judama, ne, nu, tai reiškia, ta jaunystė, tas judėjimas visur vyksta. Ir dar kuo daugiau išjudinam savo... Labą rytą. Kuo daugiau išjudinam savo kūną, tuo daugiau ateina į mūsų kasdienybę naujumo. Tai mes atviri viskam, naujom mintim, naujam prieimimui visos aplinkos, visokiam naujam požiūriui ir visom patirtim atsiveri, nes kai kūnas įsijudina, tai yra naujas judesys jam, ne? Ėjo kažkoks naujas movement. Tai taip pat įneša į mūsų gyvenimą kažkokią naują patirtį netgi. Arba netgi tai pačiai patirčiai naują požiūrį vėl. Ir labai daug tokių dalykų susiję. Tai šiandien, kadangi buvo vakar vos nemoteriškumo, ne, suaktyvinam moteriškai pradau, šiandien, kadangi ryte dar plus, tai darysim daugiau vyrišką treniruotę, daugiau, nu, pastovėjimui. Ir dar apie kvėpavimą, ne? Ypač, kai darom, bet, pavyzdžiui, aštangos jogos pratimus arba stojimus irgi, yra, aštangos joga yra ujjayi breathing skaitos, ujjayi kvėpavimas, tai kvėpuojama praktiškai. Įkvėpiam per čia ir atrodo, mes kaip žuvim tos šnervės, noriu sakyti, žiaunas čia atsidaro, atrodo, čia pradedi kvėpuoti netgi. Nu, grinai toks atrodo kaip po vandeniu, toks įsivaizduoju, kad čia vos neprasidėjo. Ir kai kvėpuoja, tai yra giliai per nosį. Iškvepiam. Tai toksai jisai, atrodo, tu neįkvepi nei per plaučius, nei per pilvą, bet visas kūnas prisipildo oro. Ir net taip karšta palieka, kai tu kvėpuoji. Aišku, aš nesakau, kad jisai išeis iš karto ar neišeis. Kaip pradžia yra, mes turime išmokti netgi pozicijas.
bent jau žinot, kaip jie stovėt. Fokusas vis tiek pačioj pradžioj daugiausiai yra į pozą, tai įjungti tą kvėpavimą, tas kvėpavimas eina savaime vėliau. Bet jūs vis tiek einat į savo vidų ir bandot apjungti, kiek išeina. Aš vis priminsiu, kaip kvėpuot, kad grįžtumėt prie kvėpavimo, ne? Ir kad vėl grįžtam ir kvėpuojam, nes kuo daugiau kvėpuojam, tuo daugiau ten visko išsilaisvina ir susiaktyvina ir netgi pozicijos stovėti yra lengviau su kvėpavimu ir kvėpavimu teisingu. Nes kai stovim pozicijoje ir mūsų kvėpavimas nusimeta į šoną, jau automatiškai yra išstovėti pozicijoje daug sunkiau. Arba kai įsimeta iš mūsų ašies, nu to tvirto va, stovėsenos čia, kai mūsų įtempta viskas. Jeigu tik atsipalaiduoja, balansas krenta. Tai ką aš noriu pasakyti, pavyzdžiui, kai mes stovim šitoj pozicijoje, ne? Ir mes galit pasibandyti irgi. Jeigu rankos yra pirštai atsipalaidavę, tai bet kokią poziciją, va čia būsit ir jūs būsit sukritę ir svoris pasiskirstis neteisingai. Nes, pavyzdžiui, tarkim, ranka yra, dabar čia sunkiai matys, kai iškelsiu, jeigu jinai yra atpalaiduoti pirštai, tada mūsų pozicija bus visa ir suglebus. Bet jeigu bus pirštus išskiesit, nu va taip stipriai, ir tada išskiesti pirštai bus viršui, jūs pajauskit savo kūną dabar. Atsistokit į bet kokią poziciją ir, vat, pavyzdžiui, irgi šitą pačią galit naudoti, ne? Ir išskieskit rankų pirštus. Pilnai, pilnai. Ir dabar pajauskit savo kūną, kaip jaučias. Visas tvirtas, ne? O dabar suglauskit pirštus. Atpalaidavę, ne? Ir visas jaučias per kūną. Tai kai darot visas pozicijas, jeigu rankų pirštai, pavyzdžiui, iš tikrųjų per jogą visi pratimai yra, rodo šitaip, delnai, ne, ištiesti. Bet kai delnai yra ištiesti, iš dalies netgi kūnas yra kažkiek tai atsipalaidavęs. O kai mes pilnai išskėčiam delną, nors niekur jūs to nematysit, bet pradžiai yra labai gerai pajaust kūną. Tai yra, kai išskėsti visur pirštai, reiškia, mūsų kūnas yra tvirtas. Taip pat kaip jeigu sugniaušim kumščius. Nu, pažiūrėkit, kas vyksta, kai sugniaužit kumščius. Nu, visas kūnas įsitempia, jisai visi raumenys atrodo susiaktyvina. Nu, net kaip sakyta, ne, įtampa juk atsiranda iškart, kai kumščiai suspausta. O kai atpalaiduojam delnus ir visas kūnas sužiūri atsipalaidavęs. Tai bet kokioj pozicija, kai mes darom toliau pratimus, ne? Lygiai taip pat, jeigu mūsų delnai va čia suglausti ir mes bandom daryti atsispaudimą, mūsų visas kūnas yra atsipalaidavęs, tada duodam labai didelę apkrovą nugarai ir ten, kur raumenim nereikia papildomai. Bet jeigu mes išskėčiam pirštus ir kaip varlės, prispaudžiam juos, kai ištempiam iš šoną irgi 5 pirštus, reiškia, visur pasiskirsto tas svoris, skirstosi jau tolygiai ir vis labiau per visą kūną ir yra įdarbinami visi kūno raumenys. Kad nebūtų apkrovos, tai visur va, darom ir spaudžiam netgi delnus. Aš žinau, kad iš pradžių, kai darom bet kokį pratimą, tos delnus spausti yra kažkoks dar kosmosas. Ta prasme, vos tu tą pratimą padarai, ne, o dar čia įspaus kažką, o čia dar ištempta, ne. Aišku, svarbiausia, kai čia irgi darom, nebūti atsipalaidavusi. Jeigu bus delnai, vat, pirštai suglausti, įkelsit ranką, nu tai ir kelimas bus toks paviršutinis. Netoks tempimas, bet jeigu prispausi delną ir jau visi tempsi, tai ištempiam visą šoną, čia įsitempia, visur čia įsitempia, nugara aktyvuojasi, kaklo raumenis. O iš šitai, nu, ta prasme, nu, nelabai aš ką tempiu ir po to, žinai, ai, tai man nieka netempia, žinai, niekada nebuvo per tą jogą, nieko nepajutau. Tai va, kad įsitemptų visi, tai reikia, va, visur spaudžiam, tokį ištempą. Ir tada bus rezultatas, ne? Nu, biškai išsikalbėjom, bet reikia. Nes tai irgi yra treniruotės dalis, ne? Nes kad vyktų visi pratimai sklandžiau. Dabar atsisėdam, tiesiam nugarą. Ir susijungiam su savo kūnu. Jaučiam, kaip stuburas įsitęsia.
Susijungiam su savo ašimi. Jaučiam, kaip kiekvieną įkvėpimu ir iškvėpimu kūnas vis labiau nurimsta, mintis atsipalaiduoja. Pasijautė tokią džiaugsmo energiją. Prisipildom kūną džiaugsmą. Padėkojam savo kūnui. Padėkojam savo sielai. Ir įkvepiam, pakeliam delnus į viršų, žiūrim į delnus, nusilenkiam, atkryžiuojam kelienus, pristatom kojas pirštus, aš pasisuksiu. Ir pilnai pasikeliam iš šuniuko poziciją, išsitempiam. Kam reikia pavaikštot kulnais? Įkvepiam, dedam vienu žingsniu arba dviem tarp delnų. Ir pristatom koją, pusę pasikėlimo, žiūrime viršų, iškvepiam, pilnai nusileidžiam ant kelienų. Įkvepiam, pilnai pasikeliam, pakeliam delnus į viršų ir žiūrim į delnus. Nuleidžiam delnus. Atsistojam pečių plotį, pėdos, rankos ant klubų ir sukam galvą pilnu apskritimu. Jeigu dar kažkam yra, kad labai jau ten traška arba svaigsta galva, darom tik pusę. Ir į kitą pusę. Grįžtam į centrą, ištiesiam delnus į priekį ir sukam delnus. Į priekį pečių aukštį. Į dešinę 1, 2, 3, 4, 5. Ir į kitą pusę 1, 2, 3, 4, 5. Pramankštinam riešus. Į viršų 1. Ir kvėpuojam, atsimam 2, 3, 4, 5. Rankos ant klubų, perkeliam svorį ant kairės kojos, ištiesiam dešinę koją ir sukam ratuką 1, 2, 3, 4, 5, į kitą pusę 1, 2, 3, 4, 5. Sulenkiam kelieną ir darom apskritimą. 1, 2, 3, 4,
5. Į kitą pusę. 1, 2, 3, 4, 5 ir nuleidžiam. Perkeliam svorį ant dešinės kojos, pakeliam kairę koją. 1, 2, 3, 4, 5. Kvėpuojam per nosį. 1, 2, 3, 4, 5. Atsistojam į kilimėlio pradžią ir darysim saulės sveikinimą. Tai kaip atsimenat, kam kelienai nesusilenkia, čia kai sakau, pagaunam kojos pirštus, jūs sulenkėt iš karto kelienus, ne? Dedat delnus. Ir darot pusę atsispaudimo arba visą. Ok? Tai pusės, kaip ir sakiau, šitai bus. Pasikeliam ir grįžtam atgal, ne? O visas, tai visą darom. Atsispaudimas, pasikeliam. Ištiesiam kojų pirštus šitoj vietoje, ne? Pasikeliam, žiūrim į viršų, pristatom kojų pirštus. Ir kam nepasideda kulnai, tada pasivaikštot. Vat, šitoj vietoj per 5 įkvėpimus pasivaikštot. Arba bandot jos padėti. Ir tada, kai reikia grįžti atgal, tai jeigu neišeina, dedat vieną žingsnį per vidurį, čia į priekį ir pristatot su lenktom kojom. Ir tiesiai pakylat. Aišku. O kam įsitęsia, daro tiesom kojom ir kylam į viršų. Ne? Tai jeigu išeis, pavyzdžiui, aš mačiau, jeigu išeina, dedat 2-3 žingsnius ir dainat, ne? Ir su lenktom kojom čia pasitiesim. Gerai? Tai vat, pasitikrinot ir darom. Įkvepiam, pakeliam delnus viršų, žiūrim į delnus. Iškvepiam, pilnai nusileidžiam ant kelienų. Įkvepiam, pusę pasikeliamo, žiūrim į viršų. Dedam didelį žingsnį atgal. Atsispaudimas. Įkvepiam, žiūrim į viršų. Iškvepiam, šuniuko poziciją. Spaudžiam delnus, pirštai praplėsti, prikibę prie kilimėlio, giliai kvėpuojam per nosį. 1, 2, 3, 4, 5. Įkvepiam, dedam žingsnį arba 2 žingsnius, o gal 3 tarp delnų. Pusę pasikelimo, žiūrim į viršų. Pilnai nusileidžiam ant kelienų. Įkvepiam, keliam delnus per šoną į viršų. Suglaudžiam delnus, žiūrim į delnus. Nuleidžiam per šonus prie šlaunų. Dar kartelį. Įkvepiam. Iškvepiam. Nusileidžiam ant kelienų. Įkvepiam, pusę pasikelimo, žiūrim į viršų. Dedam didelį žingsnį atgal. Atsispaudimas. Įkvepiam. Žiūrim į viršų. Iškvepiam, pristatom kojų pirštus. Keliam klubus į viršų. Spaudžiam delnus. Giliai kvėpuojam per nosį. 1, 2, 3, 4, 5. Įkvepiam, dedam didelį žingsnį tarp delnų. Pusę pasikelimo žiūrim į viršų. Iškvepiam, nusileidžiam ant kelienų. Įkvepiant, keliam delnus per šonus į viršų, suglaudžiam delnus, žiūrim į delnus. Iškvepiam, nuleidžiam delnus per šonus. Aš tik atsisuksiu, jūs stovėkit kilimėlio pradžia. Išskėčiam pėdas, pečių plotį. Rankos ant klubų, įkvepiam, žiūrim į viršų.
Iškvepiam, pilnai nusileidžiam. Ir jeigu reikia, sulenkiam kojas per kelėnus, pagaunam kojų pirštus, iš vidinės didžiojo kojo piršto pusės apkabinam su dviem rankų pirštais, sugrebiam ir tiesiam kelėnus, dedam krūtinę ant kelėnų, alkūnės į šonus. 1, 2, 3, 4, 5. Įkvepiam, pasikeliam, pažiūrim į viršų. Arba darom šitą toliau šitą patį pratimą, arba dedam delnus po pėdomis. Jeigu išeina ir su lenktom kojom, galit padėti delnus po pėdom ir bandyti jas ištiesti, ne? Ir nusilenkiam ant kelėnų. Giliai kvėpuojam. 1, 2, 3, 4, 5. Įkvepiam, pasikeliam, ištraukiam delnus. Iš po pėdų dedam rankas ant klubų, pilnai pasikeliam. Suglaudžiam pėdas ir delnus į meldimosi poziciją. Dedam didelį žingsnį atgal. Sukamės ant kulnų. Ištiesiam delnus iš šono. Pasislenkam į koją ir lenkiamės. Nežinau, kurią koją padėjot. Aš dėjau kairę. Ir žiūrim į dešinį delną, jeigu dešinį turim. Tai čia šitoj vietoj, kurioj vietoj kojos abi ištiestos ir jau kur nusilenkia. 3, 4, 5. Įkvepiam, sulenkiam kairį kelėną truputėlį ir pasikeliam. Rankos ištiestos pečių ploti, sukamės ant kulnų ir iškvepiam, pilnai nusileidžiam ant dešinės kojos. Žiūrime kairį delną. 1, 2, 3, 4. Giliai per nosį 5. Įkvepiam, sulenkiam dešinį kelėną, pasikeliam, suglaudžiam delnus, grįžtam į kilimėlio pradžią. Kai grįžtam, sulenkiam irgi kelėną ir atsispiriam. Dabar dedam didelį žingsnį atgal. Pasisukam ant kelėną, ant kulnų 90 laipsnių kampu. Kairę koją, aš nežinau, kairę ar dešinę sulenkiat. Alkūnę dedam ant kelėno, 90 laipsnių kampu, jau šitą pratimą darėm ir ištiesiam. Sulenkiam, pasitikrinam, ar tikrai 90 laipsnių kampu ir kaip jeigu klubai yra pasikėlę šitoje pozicijoje, leidžiame klubus į apačią. 3, 4, 5. Įkvepiam, pasikeliam, delnai ištiesti į šonus, sukamės ant kulnų, sulenkiam dešinį kelėną, dedam dešinę alkūnę ant kelėnų, ranka ištiesta. 1, 2. Giliai kvėpuojam tik per nosį. 3, 4, 5. Įkvepiam, pasikeliam, sudedam delnus meldimosi poziciją tarp krūtinės, sulenkiam truputėlį kelėną ir pasikeliam, grįžtam į kilimėlio pradžią. Dedam didelį žingsnį atgal.
bet ne tokį didelį, pasimatuojam lygiagrečiai, kad būtų kilimėlio pabaigom. Pėdų šonai lygiagrečiai kilimėlio pabaigai. Ištiesiam rankas į šonus, dedam rankas ant klubų, pasižiūrime viršų, smakras į viršų, iškvepiam, nusileidžiam pilnai. Tarp kojų dedam delnus, tarp pėdų. Jeigu nepasideda, tai šitoj pozicijoj dar galima ir ranką dedam tarp delnų. Jeigu nepasideda, tai ištiesiam. Tiesiog va šitoj pozicijoj bandom. Jau kiek išeina, tada leidžiamės ir sustingstam. Ir 5 įkvėpimai, dabar jau 3. Giliai įkvepiam ir iškvepiam. 4. Ir 5. Įkvepiam. Pusę pasikėlimą žiūrim į viršų. Dedam rankas ant klubų. Pilnai pasikeliam. Ištiesiam delnus į šonus. Pasisukam ant pėdos, suglaudžiam delnus ir grįžtam ir kilimų. Puikiai. Sudedam delnus už nugaros. Spaudžiam delnus vieną ir kitą. Jeigu nesusideda, tai spaudžiam alkūnes. Dedam kairę koją atgal. Pasisukam ant kulnų. Čia nedidelis toks natūralus žingsniukas. Vėl visose pozicijose pasisukam pėdam va čia. Ant kulnų tik, ne? Pasižiūrim, ar yra tarpas. Jeigu nėra tarpų ir ranka taip pat nepralenda lengvai, tada turi biškį paeiti, kad jinai būtų tarpas, ne? Ir lenkiamės ant kairės kojos. Du. 3. 4. 5. Įkvepiam. Pilnai pasisukam. Pasikeliam ir pasisukam ant dešinės kojos. Jeigu reikia dešinę koją, va taip į šoną truputėlį paeinam ir pasižiūrim, kad būtų tarpas. Čia šitoj vietoj, kai lenkėmės klubai, pasižiūrėkit, irgi turi tiesiai, va, pavyzdžiui, būti į duris. Ir jeigu koja, va, sukasi, ne, va šitaip irgi negali būti. Jinai turi būti 45 laipsnių kampu į vidų, nes kitaip klubai negalės suktis. Jeigu jinai bus va čia, tada jūs jau laužėt koją per kelieną. Jinai turi būti šitą pointiką, ne? 45 laipsniai kampas ir šitą tiesį. Tai lenkiamės dabar ant dešinės kojos. Giliai kvėpuojam per nosį 3. 4. Ir 5. Įkvepiam, pasikeliam. Atkabinam delnus, ištiesiam rankas per šonus, suglaudžiam delnus prie krūtinės ir grįžtam į kilimėlio kelią. Rankos ant klubų ir mūsų mėgstamas balanso pratimas, sugrėbiam už kairės kojos nykščių. Ištiesiam kairę koją. 1, 2, 3, 4, 5. Įkvepiam ir koją į kairę šoną. 1, 2, 3, 4, 5. Ir koją į priekį nusilenkiam ant kairės kojos ir abi rankos ant klubų. 1, 2, 3, 4, 5. Atpalaiduojam.
Sugriebėm už dešinės kojos nykščio. Ištiesiam. Ir kvėpuojam. 1, 2, 3, 4, 5. Įkvepiam. Koja į šoną. 1, 2, 3, 4, 5. Į priekį nusilenkiam ant dešinės kojos, abi rankos ant klubų. 1, 2, 3, 4, 5. Atsipalaiduojam. Puikiai. Suglaudžiam pėdas, spaudžiam kelienus, pilvą įtraukiam ir taip kaip būtų, pavyzdžiui, užpakalį išriečiam ir į vidų, ane? Tokį įtraukiam užpakalį ir nusileidžiam. Rankos pečių ploti virš galvos ir įtraukiam. 1. Giliai kvėpuojam. 2, 3, 4, 5. Pilnai atsikeliam. Pakeliam delnus per šonus į viršų, žiūrim į delną. Iškvepiam. Pilnai nusileidžiam ant kelienų. Įkvepiam, pusę pasikelimo žiūrim į viršų. Dedam didelį žingsnį atgal. Atsispaudimas. Įkvepiam. Sukryžiuojam kojas. Keliam užpakalį. Atsisėdam. Ir ištiesiam kojas į priekį. Ištraukiam užpakalį. Pėdos sulenktos 90 laipsnių kampu. Dedam delnus į šonus. Ištiesta nugara, spaudžiam delnus į kilimėlį. 1. Giliai įkvepiam ir įkvepiam. Čia turit su garsu kvėpuoti, kad girdėtume taip. 2. Nežinau, ar girdės, aš galiu prisitraukti, kad girdėtumėt, kaip kvėpuoju. 3, 4, 5. Nes kai kvėpuojam, net atsidaro visos poros, visas mūsų kvėpavimas atsiveria. Įkvepiam, pakeliam delnus, pilnai nusilenkiam ant kojų. Jeigu reikia sulenkiam, tai kam reikia naudoti diržus, ar sugriebėt sulenktom kojom ir tiesiam. O kiti nusilenkiam pilnai. 1. Rasa, paimk, kaip, žiūrėk, va šitaip kojas sulenk, dėk ant parketo ar kažkur, kad slystų, sulenk kojas už 2 pirštų ir ties kojas. Bet žiūrėk, kad turėtum tokį slidesnį. Va, ir sugriebėjai, o tu čia laikais už kojų. Tai va čia sugriebiam ir tada tempiam prie krūtinės, ne? Nu, matai, labai šauniai. Įkvepiam, pasikeliam ir dabar su delnais. Irgi taip pat, jeigu nesugriebėt kojų, dedat va čia delnus, nesugriebėm už pėdų ir tiesiam. Jeigu sugriebėt ištiestom kojom, tai va ištiestom ir sugriebėt. Ir kad būtų plokščios pėdos visiškai. 1, 2, 3, 4, 5. Įkvepiam, pasikeliam
į sėdimą poziciją ir dabar pasirenkat, kurį norit pratimą daryti. Parodau pirmą, tai sulenkiam pėdas ir pasikeliam, tokį kaip stalą ir žiūrim atgal. Aš jau esu rodžius, ne? Tai čia būtų pirmas variantas, o kitas sunkesnis, ištiesiam ir žiūrim atgal. Tai va, pasirašėt, kuri pozicija jau jum patogi ir kylam. 5 įkvėpimai. 1, 2, 3, 4, 5. Atsipalaiduojam. Atsigulam ant nugaros. Pakeliam koją ir sudedam į 4 poziciją. Ir dar galiu parodyti, kas norit. Galit pabandyti, nes čia šitas pratimas 4 pozicija eina į šitą. Jeigu kas, pavyzdžiui, iš tikrųjų nėra bandžius, jau jeigu koją užsikeliam čia, jau arčiau klubo ir lenkiamės į priekį, ne? Tai va šitas 4 pozicija jau eina į šitokią poziciją, į, next step būtų. Arba dar galima ir šitaip daryti. Bet atsigulus dabar geriau įsitempia, bet galėsim pabandyti ir šitaip, ne, jeigu kažkas negalėsim. Tai va čia yra 2 variantai, kaip jau eiti į kitą poziciją. O kiti matau, kad dar darom šitaip, ane? Ir spaudžiam kuo arčiau krūtinį. Su kiekvienu iškvėpimu ir įkvėpimu vis leidžiam arčiau krūtinės. Galim prijungti kojų pasukimus ratu, vieną pusę pasukinėti, į kitą pusę. Pirmyn atgal. Kadangi būsim čia ilgiau šitoje pozicijoje, tai iš tikrųjų, kai darai, nebūtinai įtempus, tu tiesiog gali toliau būti atsipalaidavus ant kojos šiuo atveju, ne? Nes tempimas vis tiek vyksta. Ir lengvai iš lėto nuleidžiam. Ištiesiam koją, nukeliam. Ir apkeisim. tą patį darom su priešinga koja. Sulenkiam, ištiesiam. Ir sugriebam už kairės kojos ir pritraukiam. Taip pat pajudinam ratuku
apskritimus, pirmyn, atgal taip pat. Nuleidžiam, ištiesiam kojas, sulenkiam dešinę koją per kelieną ir susisukam į kairį šoną, ištiesiam dešinę ranką, jau esam pritarę, tai kad išsamiai nebepasakosiu. Ir kvėpuojame, tempiam šoną, atsipalaiduojam. Ir jaučiam, kaip kiekvienu įkvėpimu, iškvėpimu dešinė sulenktoji koja vis žemiau nusileidžia. Jaučiam, kaip atsinaujina vidaus organai. Yra kiekvienas paliečiamas ir masažuojamas. Susistimuliuojamas, susivalo ir atsinaujina. Ir tai atsisukam, grįžtam į centrą, ištiesiam koją ir darom kitą koją.
Jaučiam, kaip išsivalo mūsų žarnynas visas. Ir liemuo darosi vis lieknesnis. Taip atsinaujina visos ląstelės. Ir iš lėto atsisukam į centrą, ištiesiam kojas. Pasisukam į šoną ir atsikeliam. Paimam pėdas, pakeliam. Ištiesiam rankas, per ištiestas rankas, patraukiam delnus į šonus ir liekam galva tiesiai ir kvėpuojam. 1, 2, 3, 4, 5. Sukryžiuojam delnus ir pakeliam užpakalį truputėlį. Vėl darom tą patį pratimą, spaudžiam kelienus, spaudžiam pėdas, sugrebiam už šlaunų ir išsitempiam, ištiesiam rankas ir delnai į šonus. 1, 2, spaudžiam kelienus 3, 4, 5 ir atsipalaiduojam, pakeliam dar kartelį. Truputėlį ir atsigulam ant nugaros. Ir dabar darysim tiltelį. Tai kaip ir minėjau, arba ir toliau darom visus 3, šitaip, arba darom 2 tiktais ir paskutinis dedamės ant galvos, arba vieną apšilimą šitaip ir dedam ant galvos. O kas daro tiltelį, va Žydrūnė, nežinau tikrai, kad daro tiltelį, tai jau gali šiandien daryti visus 3 tiltelius. Arba pirmą paprastą ir 2 tiltelius, ne? Nu, tai kaip pradedam. Visi kartu pradedam, kaip matau, šitaip. 1, 2, spaudžiam delnus. 1, kitą 3, 4 ir 5. Atkryžiuojam, nuleidžiam klubą, apkabinam kelienus ir pasisukam. Pasisukam ant nugaros. Ir dabar darom sekantį. Jau stojamės ant galvos, ne? Tik tai kaip ir sakiau, kuo plačiau bandom pirštus praplėstus, kad būtų prikibę už pečių, pakeliam klubus į viršų, keliam pečius ir atsistom tik ant galvos. Ir dar kartelį. Noriu pažiūrėti, kaip yra. Nu, kaip šauniai visom išeina. Ir kai pabaigėt, pasisukat ant nugaros.
Ištiesiam kojas ir atsigulam ant kelienų. Ištempti pilnai nugarą, kad atsipalaiduotume. Atsisėdam ir grįžtam atgal į gulimą padėtį. Tai ką, toliau tęsim. Žvakę mūsų mėgstama, ne? Ir laikom 18 įkvėpimų, jeigu reikia pailsim, jeigu ne. Ir jau kaip pajaučiam, kaip ir praeitą kartą, kai darėm, jeigu jaučias, kad galim jau išstovėti visą 18 ištiestai, jeigu ne, tai tiesiog būnam čia, viskas gerai. Ir kai baigiat 18 įkvėpimų, tam, kam jeigu jaučiasi, galit padėti pėdas už galvos. Jeigu to pojūčio nėra, dar nededam ir jeigu kojos nepasideda, irgi nededam. Reikia pojūtis, iš kur atsiranda, kai nebetempia kaklo, kai nebėra įtampos čia viso tempimo pečių srity. Jeigu šito jau nebėra, yra laisvai ir nes kai bandysi dėti pėdas už galvos ir jeigu jausis tas tempimas, tikrai nebus malonu ir dar gali ten kažkas sutraškėti, tai nebūtų smagu. Tai visi toliau sėdim čia, 90 arba į žvakę. Ir lėtai nusileidžiam, suglaudžiam pėdas arčiau užpakalio, įskiečiam ir jeigu reikia pasidedam pagalvę ir kaip visada užbaigimui galit padaryti netgi daugiau įkvėpimų. Pavyzdžiui, šiandien pagulėti 40, tarkim, įkvėpimų ir tada ištiest kojas. Užbaigimui atsipalaiduojat. Pagulit 5 minutes. Arba 10. Gulėdamas galite prijungti sąmoningą kvėpavimą. 5 įkvėpimai arba 4 ir 5 arba 4 iškvėpimai. Ir iki rytojaus.